Sveiki atvykę į Massey Ferguson vaizdo įrašų seriją Hauto. Šiame vaizdo įraše kartu sužinosime, kaip prikabinti krautuvą prie Massey Ferguson traktoriaus. Prieš pradėdami įsitikinkite, kad krautuvo hidraulinės jungtys yra teisingai išdėstytos ant joms skirtų atramų, kad būtų išvengta bet kokio pažeidimo pavojaus. Taip pat patikrinkite, ar užrakto ir važiavimo sistemos tinkamai atrakintos iš abiejų pusių. Tada sulygiuokite traktorių su krautuvu, išlaikydami viską vienoje linijoje. Judėkite lėtai ir sustokite už kelių centimetrų nuo priedų, prieš pat įdedant į pusrėmius. Išlipkite iš kabinos, kad galėtumėte prijungti hidrauliką. Pakelkite rankeną, kad atidarytumėte dangtį. Sulygiuokite abi sukabinimo įtaiso dalis. Patraukite fiksavimo mygtuką, tada visiškai nuleiskite rankeną, kad sujungimas būtų užtikrintas. Tada grįžkite į kabiną ir pakreipkite padargą žemyn, stumdami valdymo svirtį į dešinę. Šis veiksmas užtikrina, kad krautuvo tvirtinimo įtaisas būtų tinkamai įkištas į traktoriaus pusrėmius. Tada pakelkite krautuvą, kol užrakto sistemos patikimai užfiksuos krautuvą prie traktoriaus. Vėl išlipkite ir patikrinkite, ar užrakto sistema tinkamai įjungta iš abiejų pusių. Tada sulenkite krautuvo kojas, kad užbaigtumėte montavimą. Štai ir viskas. Dabar krautuvas yra prikabintas. Dabar jūsų eilė išbandyti.